Rubrikoje Bazaras reportažas apie riedutininkus. Riedučiai, rolikai, inlainai. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Štai prieš gerus 10 metų riedučiai ėjo koja kojon su kitomis ekstremalaus sporto šakomis – skeitais ar BMX'ais. Taigi inlaineriai galėjo mėgautis visais privalumais. O kaip viskas prasidėjo pas mus, papasakos Vilniaus Rollers klubo nariai. Oi, prasidėjo seniai. Kada čia prasidėjo? 96 gal metais, anksčiau. Tada buvo pats bumas tos veiklos, visi pradėjo pirktis riedučius. Buvo žymės varžybos Kalnų parke, tada dar vykdavo, o ten buvo. Manau, tada visi pradėjo labiau domėtis tuo. Buvo aišku, ir skeitų daug tada, bet riedučiai tuo metu, man atrodo, buvo pats pikas tais metais. O kaip riedučių kultūra atrodo dabar? Šiais laikais riedutininkų nedaugėja labai sparčiai, ten kaip tarkim kokių skeiterių ar BMXerių, bet jo, galima sakyti, kad mažėja. Aha, prasti popieriai. Panašu, jog inline kultūra ėmė silpti ir pritraukti vis mažiau žiūrovų ar potencialių sportininkų dėmesio. Kolektyvinis žvilgsnis nukrypo į ekstremalaus sporto dinozaurus, tos pačius skeitus ar, pavyzdžiui, BMX sportą. Tai kas čia dabar pasidarė? Priežastis numeris 1. Ši sporto šaka buvo ištimta iš X-Game'ų, kurie vyksta tam pastoviai ir toks didžiausias extreme sportų renginys pasaulyje ir tas išbraukimas iš X-Game'ų buvo turbūt didžiausia kliūtis toliau populiarėti šiam sportui ir nuo to laiko vis mažėja ir mažėja. Priežastis numeris 2. Bet sakau, nėra tokio žmogaus, tokių žmonių, kurie tą organizuotų, tokie kaip būtų vadovai. Priežastis numeris 3. Dėl to gal, kad yra per lengva užsiminėto. Kad tipo, o čia skeitas, o čia net pašokti sunku išmokti. O su riedučiais, ką tu apsimauni ir tu gali pašokti kažką. Bet žmonės neįsivaizduoja, kiek dabar yra tas vystosi progresas visas važinėjimo. Taigi, nepaisant sunkios padėties ar neveikiančių galūnių, šis ekstremalus sportas gali pasiūlyti bemaž tą patį, ką ir visos tos velnio lentos. Techninį priėjimą, norą tobulėti ir žinoma adrenalino litražą. Niekas čia nežada pasiduoti. Svarbiausia yra nelaukti ir tikėtis, bet tikėti ir judėti toliau. Vasario 27 dieną